Šiame video analizuosiu filmą Bones and All. Filmą režisavo Luca Guadagnino. Tai išskirtinis filmas kino istorijoje, nes jame susijungia romantinė drama su siaubo elementais. Filme rodoma kanibalizmo tema, kuri paprastai nėra siejama su meilės istorijomis. Filmas visiškai kitaip vaizduoja meilę, ne kaip gražią ar idealizuotą, bet kaip sudėtingą ir bauginančią patirtį. Filmą žiūrint kyla klausimas, ar įmanoma mylėti žmogų, priimant visą jo tamsiąją pusę. Filmo pagrindinė tema yra meilė kaip monstriškumas. Tai atsiskleidžia per pagrindinius veikėjus Marin ir Lee, kurie abu yra kanibalai. Jų santykis vystosi ne per paisant šią savybę, o būtent per ją. Kids with guns, taking over. Marin. I'm Lee. I don't know whether to cry or scream or laugh or what. Marin yra vaizduojama kaip ieškanti savo tapatybės, o Lee kaip jau susitaikęs su savo prigimtimi, bet viduje vis tiek pažeidžiamas. Jų dialogai ir tylos momentai leidžia suprasti, kad po siaubo sluoksniu slypi labai žmogiškas vienišumas. Nuo pirmos scenos pasimato pagrindinis filmo konfliktas – artumas tampa pavojumi. Marin vakarėlio metu netikėtai įkanda draugei pirštą. Filmo kulminacija – scena, kur Lee paprašo Marin suvalgyti jį – Bones and All. Tai ekstremali, bet logiška jų santykio pabaiga. Meilė čia tampa visišku susiliejimu, net jei tai reiškia sunaikinimu. Kalbant apie režisūrą ir stilistiką, režisierius naudoja labai kontrastingą estetiką. Filmas vizualiai yra šiltas, net nostalgiškas, daug saulės, lėtų kadrų, gražių peizažų. Tačiau šis grožis nuolat kertasi su brutaliais vaizdais. Pavyzdžiui, po ramios kelionės ar pokalbio staiga seka labai žiauri scena. Šis kontrastas sustiprina emocinį poveikį. Man svarbiausi elementai filme yra meilės ir smurto susiejimas ir stiprus kontrastas tarp grožio ir siaubo. Kino kontekste šis filmas yra reikšmingas, nes jis laužo romantinio žanro taisyklės ir parodo, kad meilė gali būti nepatogi, sudėtinga ir net pavojinga. Labiausiai patiko filmo atmosfera ir emocinis gilumas, nors kai kurios scenos buvo labai šokiruojančios ir netikėtos. Būtent tas diskomfortas ir daro filmą įsimintiną.